Labas rytas iš Madurai. Skirtumas tarp miestų jaučiasi, nes čia gatvės takeliai švarus, mažiau žmonių, bet gal dėl to, kad rytas ir šiaip gal visi dar plaunas tvarkos. Tai tikrai tas jaučiasi. O dabar mūsų tikslas biškį apspraust, kažką pavalgyti, kitulika labai norėtųsi ir kažką pamatyti dar šitą miestį ir tada irgi reiks keliauti į Kočį. Papasakok, kas čia yra. Čia matote Indijos sąjungos lėšomis rekonstruojama šventykla. Nerašė, kad jinai rekonstruojama, nu tai dabar ką. Matom, ką matom. Kiekgi metų? Miestui apie 2,5 tūkstančio, jai gal biškį mažiau. Iš Madurajaus į Ernakulium ir traukinio kelionę truks tik tai beveik 12 valandų. Klasė kelinta. Koks skirtumas ta klasė? Gera klasė. Gera klasė. Nu, varyk į šventyklą, palauksiu. Atstatys kur? Čia kažkur. Nežinau, kur rašo įsi, man atrodo. Trečią paėmiau, net nesliperis. Good class. Trečią, tai čia kur? Pirmą, antrą, trečią klasę. Tai čia ant suolo, realiai. 12 valandų. Welcome to India. Šventus, karvės šventus. Nu, ko tu pypsini, belės? Nebe pypsini. Tuku, už save. Dabar eina jau surast parduotuvę, nusipirkti vaisių pagaliau, nes man tiek sloga, tiek gerklės skausmas yra, tai jau norėtųsi tiesiog citriną paimti ir suvalgyti. Tai manau, to trūksta tiesiog C vitamino ir tada jau keliausim į stotį, nes traukinio bilietus patvirtino, tai pažiūrėsim tą trečią A klasę, kokia jinai yra. Pabuvom pardėj, nei vieno vaisius nėra, nei vieno daržovės. Einam toliau ieškoti vaisių. Norėčiau tiesiog citriną sugriaukšti. Tai tik vieną radau. Pasiklydo tas mažylis keliauninkas mūsų. Atras kelią jisai. Štai ir jis. Ką? Ha! Paprašyk dar vieną krapštuką. One more. Come on. Thank you. Sveika ir skanu. Taip, morkos ir apelsinai. Negaliu žiūrėti. Ūsai šviečia iš apačios labai. Nu, man irgi reiks skūsti. Žiūrėkit, filmuočiau tave, kad būtų. Ne. Mais? O kada pasakyti, ūsai auga čia, jeigu ne? Auga ir čia. Auga. O kiek būsų? Atvykome į traukinių stotį. B5 mūsų peronas, traukinys, dabar einam ieškoti. Traukinys už 4 minučių. Tai kol kas ramu. Aišku, jeigu rasim, nes čia tai ką matau dabar. Čia irgi jaučiu pipsina, kad žinotų, kad esat čia. Esmė tokia, jeigu čia su tokiais važiuosim būdus matau, tai super. Tikrai bus ekstremas. Tai einam ieškoti ir...
Tai sveikinu, ble. Sveikinu. Važiuosim smagai. 12 valandų. B1 AC3 Tire. Mūsų vagons. Pasiruoškite kelionį. Džymį. Metas nuskūstos pieninius sušiukus. Radau čia tokį talėtą. Dabar bandysiu susiremontuoti save. Kur čia jūs padėjus, va taip. Test. Va. Kaip nulėtas, tikrai man trūksta. Ai, gerai. The train and me. Traukinio turas. Įpložėm. Čia išsiskys dar trečias ir tada dar vienas. Tai va dabar taip keliaujam į Kočį. Tokia kelionė su tokiais vaizdais. Nu tikrai verta. Reikalinga ir išgalinga. Geriau negu su autobusu. Tie gal nesupa, o šiaip dėl komforto tikrai gerai. Klasė atskirtis jaučiasi. Vis dėlto mūsų klasė yra aukštesnė negu antra klasė. Čia matai atvirkščiai. Nors ne, būtų pirma klasė, vis tiek pirma. Tada antra sleeperiai, kurie ten yra priekyje mūsų. Ir tada trečia klasė mes, kur turime gultus, rozetės ir AC. Nu tikrai šalta, ten nueina kondišas ant tiek šaltas, kad aš esu susirgęs dabar iš viso nuo tų autobusų kondišų ir šitų. Tai dar kelionės laukia apie 8 valandas, už 2 valandų temsta. Tai dar pasimėgojam vaizdais, ypač laukiam vieną tokio tilto, per kurį važiuosime. Ir būtinai aš jums jį parodysiu ir susitiksime Kočyje. Tai nice to see you, man. This is our toilet and this is our friends. Oh, nice to meet you. Tik sutemom, iškart pradėjo tarakonai lysti. Tai, žinokit, ir lovose tas pas moteriškės miega, tarakonai sienom pizdu. Tai, nu, gerai atliko 20 minučių važiuot. Ne, šiaip labiausiai palaukiu, tai laukiu dušo, nes belemba, nei autobuse, nei traukinį, žinokit, nebuvo. Šiandien dar kažkiek apsiploviau, nes jie mato tą užpakaliukų nesivalo, jie plaunasi, tai aš pasinaudojau jų šituo ir biškį apsiploviau tiek kojas, pažastis, galvą išsiploviau, tada nuėjau kalidorių, kur vėjas pūtė, kur traukinys važiavo, ten išsifilmavom, buvo neblogai, tai tiek žinių, judam.